Sveiki, mano draugai. Noriu paklausti, ar esat uždavę savo kada nors tokį klausimą? Kodėl valstybės skola kiekvienais metais didėja, jeigu mes visi mokam mokesčius? PSD, VSD, pelno mokestis, PVM, nekilnojamo turto mokestis, taršos mokestis, pildami kūrą akcizą sumokame, kosminiai pinigai, pirkdami prekes PVM sumokam, firma gavusi pelną irgi PVM sumoka. Nešam ir nešam tos 30 metų į tą valstybės aruodą savo mokesčius. Kur pinigai? Jeigu skola jau viršina 50% mūsų bendro vidaus produkto sumą. Lietuvoje kažkada gyveno 3 700 000 gyventojų. 3 700 000 gyventojų. Dabar liko gal 2 600 000. Gimstamumas žemiausiame lygyje per visą Lietuvos istoriją. Mirštamumas didžiausiame lygyje per visą Lietuvos istoriją. O mes toliau skolinamės. Mums neužtenka pinigų. Kur tai pinigai? Darželių nestatom. Mokyklas uždarinėjam. Ir pinigų vis trūksta ir trūksta. Ar pagalvot kas nors apie tai? Kur pinigai? Padiskutuojam po šio video. Gal bus pas kažką minčių, kur mes juos ištaškom? O gal juos pavogė kažkas tai? Pasiima. O mes galvojam, kad mes padedam valstybei? Nes man tai kyla klausimai. Šitiek mokesčių surenkam, o jų vis nėra ir nėra tų pinigų. Reikia visą laiką skolintis. Kur pinigai? Galvojam? Laukiu atsakymų. Sveiki, draugai. Tai kalbam toliau tą temą apie mokesčius. Kur dingsta mūsų pinigai. Ten buvo daug parašymų. Pabandysiu pasakyti, kaip aš galvoju. Kur dingsta mūsų pinigai. Tai jeigu žiūrint į istoriją, tai iki 1913 metų dirbantis žmogus nemokėjo jokių mokesčių. Absoliučiai. Uždirbi ten 10 rublių ir gauni rankas 10 rublių. Jokių mokesčių. Mokesčius mokėdavo tik gamyklos, korporacijos, įmonės ir taip toliau. Tai va. Mokesčiai atsirado tada, kada atsirado toksai Federalinis rezervų bankas. Ir kada tam bankui buvo suteikta teisė spausdinti pinigus. Amerikai čia. Iš pradžių tai plito Amerikoje, po to šitas bankas išplito visame pasaulyje. Jo plitimo istorijas per pasaulį jūs galite kiekvieną susirasti. Tai šitas bankas į valstybės plito per korupciją. Šalių vadovai, kurie nesutikdavo įsileisti šio banko į savo valstybę, būdavo nužudomi. Apie šitą banką ir apie šitą klaną, kuris skverbėsi į kiekvieno gyvenimą, kalbėjo ir Kennedys, Amerikos prezidentas. Jis irgi buvo nužudytas. Dėl to, kad jis iškėlė problemą, kad korporacijos bando užvaldyti pasaulį. Tai va. Tai į mūsų, kada mes tapom nepriklausomi, kažkuriuo momentu gal buvom mes nepriklausomi. Mūsų namus pasibeldė tas būtent Federalinis rezervų bankas. Mūsų tipo tariamos laisvės kaina buvo, kad mes turėjom sunaikinti savo atominę elektrinę, kuri galėjo duoti mums ant pinigų ir mes galėjom absoliučiai nieko nemokėti vien iš tos elektros gyventi.
Toliau mes sunaikinam savo kūrą, sunaikinam savo vieną didžiausių žvejybinių laivų parką. Lietuvoje buvo apie 230, jeigu neklystų, hidroelektrinių, kurios galėjo gaminti elektrą ir teikti mums ją nemokamai, nes ta elektra gaunama iš tekančios upės. O tekanti upė yra mūsų visų nuosavybė. Ne valstybės, ne federalinio banko, o mūsų. Paskui paaiškinsiu, kodėl. Ir iš tų 230 hidroelektrinių dabar gali būti veikiančių yra 2. Ir tai jos neveikia, bet jas galima būtų pajungti. Tai va, tai to federalinio banko tikslas yra, pagrindinis tikslas yra žlugdyti valstybės. Nu tai kaip juodoji skylė maždaug kosmose, ten siurbinti planetas, tai čia juodoji skylė siurbinti valstybės. Jis ateina per korupciją ir per mūsų korumpuotus politikus pradeda valstybei skolinti pinigus. Ir taip mes tampame Federalinio rezervo banko skolos įkaitai. Kuo daugiau mūsų korumpuotas politikas pasiskolina pinigų ir kažkur tai ištaško, tai, pavyzdžiui, sodybos prie ežerų, ten kelių tiesimai ir taip toliau, nes keista, mesgi mokam mokesčius, kodėl tie keliai netiesimi iš mūsų mokesčių, mesgi turim kelių mokestį, netgi mokam kiekvienas. Bet jie vis tiek skolinas iš to banko ir tiesia kelius. Tuo pačiu pasipildo savo kišenes ir taip toliau. Tai mūsų valstybės skola didėja, mūsų mokesčių našta taip pat didėja. Ir kiekvieną kartą, kada jūs išgirstat, kad Šimonytė pasiskolino dar 1,5 milijardą kažkokiai tai tariamai kriziai valdyti, tai atsiminkit, kad prie šito milijardo atsiras koks nors, šulinių mokestis, pavyzdžiui, arba automobilių mokestis. Jo. Čia mums, vergams, tas mokestis yra. Nes Federalinio rezervo banko akise mes esame vergai. Ir visi šitie mokesčiai, sodros mokestis, sveikatos mokestis, ten pensijos mokestis ir taip toliau, tai yra feikas. Tai yra duoklė, kad tu gyvas vaikštai šitą būtent Lietuvos žemėje. Nes negalima skaityti, kad čia yra Lietuvos žemė, čia yra Lietuvos Respublika. Net nepripažinta valstybė mes esam. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėtumėte savo pasą, tai ten parašyta Lietuvos Respublika. Lietuvos Respublikos pasas ir pažiūrėkit, kas parašyta žodėje pilietybė. Jie net neįrašė pilietybę, kad aš esu lietuvis, jie parašė Lietuvos Respubliką. Tai vat. Ir davė ir man, ir tau, ir visiems kitiems tokį vergo kodą, kuris ten galėtų ant kaktos būtų užrašytas, bet jis dabar tom pase įrašytas. Tai tavo asmens ir mano asmens kodas. Mes esam žemiausio lygio vergai mokantis duoklės Federaliniam rezervų bankui. Ir visi mūsų sumokėti mokesčiai atitenka Federaliniam rezervų bankui. Arba tam klanai, kuris paskui paskirsto, kažkam duoda ir dar kartą paskolina. Finale tas skola vis tiek jinai didėja ir pas mus mokesčiai vėlgi automatiškai didėja. Tai va, maždaug taip yra. Taip jūs galite su manim ginčytis, o kaip tam policininkui mokėti, kaip kariuomenį išlaikyti. Tai kariuomenės mes neturim, jinai labai prasta yra, ta prasme neaprūpinta yra. Mūsų kariuomenė priklauso kitos kariuomenės padaliniui, tai tikros Lietuvos kariuomenės mes neturim. Ir taip pat policija tarnauja tam pačiam Federaliniui bankui, renka baudas, išrašo kvitus, dar vienas mokestis mums ir taip toliau. Tai mokesčių inspekcija irgi dirba, nes jinai kontroliuoja, ar mes sumokam mokesčius. Antstoliai mums uždaro sąskaitas, jeigu nesumokam mokesčių. Ta pati policija pasodina mus, jeigu mes nemokam didelių mokesčių ir taip toliau. Tai čia visa struktūra dirba Federaliniam rezervų bankui.
Tas Sebas, Svedas, ten Luminoras, jeigu ten pasižiūrėsi, ten tarp akcininkų turbūt atrasi tą federalinį rezervų banką. Tai vat, visi mokesčiai, kuriuos mes sumokam, atitenka būtent tai šaikai. Jo. O dabar apie mokesčius. Reiškia, mokesčius turi mokėti įmonės, gamyklos ir verslo atstovai, kurie daro verslą. Darai verslą, turi mokėti mokesčius. Tas yra tvarkoj. Bet žemės mokestis. Toliau ten gyvulių mokestis, jeigu tu ten turi gyvuliuką ir jį pardavė ir už jį reikia tau sumokėti, kas ten dar yra taršos kažkoks mokestis, nu čia yra kosmosas. Tai dabar ir vandens mokestis. Tai kaip yra Biblijoje parašyta, kada mes gimėm, Dievas mums davė visą žemę padovanojo. Kas yra ore, kas yra žemėje ir kas yra vandenyse. Tai yra mūsų visų, mano asmeniškai, tavo asmeniškai nuosavybė yra. Tu gali laisvai gaudyti žuvį. O kas tau čia dabar uždėjo ten to žvejybinį mokestį kažkokią upėje? Negali niekas tau uždėti tokio mokesčio, jeigu tą žuvytę gaudai savo. Jeigu tu ją gaudai pardavimui, taip, tu turi mokėti mokestį. Bet jeigu tu savo gaudai tam, kad turėtum malonumą arba padėtum tą žuvytę ant keptuvės, tai tu neturėtum mokėti jokių mokesčių, nes žuvis yra tavo. Upė, kurioje gyvena žuvis, irgi tau priklauso, man priklauso, tau priklauso. Paskaityk Bibliją, ten viskas aiškiai parašyta. Viskas, kas ore, viskas, kas žemėje juda, auga, viskas yra tavo. Tavo atiduota valdyti. Niekas negali tavęs apmokestinti tokiais mokesčiais. Jeigu vandenukas atbėga iš krano pas tave į butą, tai tu moki ne už vandenuką, nes vandenuko jie negali mokestinti, vandenukas yra tavo. Jie galėtų tik taip apmokestinti kelionę vandenuko, tos energijos, kadangi jie tiesia tą vamzdyną iki tavęs ir už tą vamzdyno priežiūrę gali imti iš tavęs mokestį. Tik tai, bet ne už vandenį, ne už orą, ne už gręžinius, ne už šulinius, ne žemės mokestis, nes žemė yra tavo, tu galėjai drąsiai dirbti ir niekam nieko nemokėti. Ir iš tikrųjų, nes taip ir konstitucijai parašyta. O didžiausias įstatymas yra Biblija. O Biblijoje aiškiai yra parašyta. Viskas, kas yra sukurta Dievo, yra padovanota tau. Jokių mokesčių. Kadangi mes to nesuprantam, tai mes jų akise esam lochai, iš kurių galima nukrautis kapitalą, rinkti pinigus. Jeigu mes tą suprastume, tų mokesčių nebūtų. Pagalvokite apie tai. Beje, dabar Federalinis rezervų bankas ruošiasi įvesti virtualią valiutą. Ko pasekoje mes nieko neturėsime ir būsime laimingi. Bet čia yra kita tema. Paaiškinsiu, apie ką tai yra. O dabar pagalvokit dėl to, kur patenka mūsų mokesčiai. Ir kas jos valdo. Ir kodėl mes mokame tos mokesčius. Iki.